Įsivaizduok, kad 2018 kišeniai turėjai 10 eurų. 25 jie vis dar yra tie patys 10 eurų. Bet ar gali už juos nusipirkti tiek pat? Ne. Kodėl? Pinigų kiekis M2 JAV nuo 2018 iki 2025 išaugo 6,4% kasmet. Dėl infliacijos per tą laiką kainos pakilo apie 28%. Ir realiai tavo 10 eurų perkamoji galia šiandien yra tik apie 7,7 eurų. Palyginus su 2018 metais. Laikyti pinigus sąskaitoje reiškia tyliai prarasti jų vertę. O kas būtų, jeigu būtum investavęs tuos pačius 10 eurų? S&P 500 šiandien turėtum 23 eurus. QQQ3 apie 67 eurus, Bitcoinas apie 81 eurą. Bet turėtum ir sviravimus. Iš tiesų, galimybių išsaugoti pinigų vertę pilna. Net nesvyruojantis pasirinkimas su 15% grąža leistų tau turėti 29 eurus. Tai jeigu tu bijai rinkos svyravimų ir dėl to neinvestuoji, pasižvalgyk Quandemo platformą per nuorodą mano profilyje. Tai yra licencijuotas, reguliuojamas pasirinkimas, kur investuoju ir pati. Tas pats 10 eurų banknotas kišeniai nuvertėja. Bet jeigu tie pinigai apleistum dirbti, jie parneštų tau grąžą. Tai klausimas yra paprastas. Ar leidi savo pinigam nykti, ar leidi jiems augti?